didžiausia bendruomenių sąjunga. Liepos 6-ąją Panevėžio rajone Upytėje vyko iškilmingas valstybės dienos minėjimas Čia mūsų žemė. Tradicija švęsti karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Upytėje užgimė 2016-aisiais. Buvo iš tikrųjų labai graži idėja. Bet jinai buvo dar, tas renginys nebuvo toksai didelis, viskas vyko ant Piliakalnio, jungėsi bendruomenės, tikrai nebuvo tokių didelių koncertų kaip dabar, nebuvo ir tų svarbių iš tikrųjų ceremonijų, kokios dabar persikėlė į šitą šventę. Augo ir išaugo ir matot, kuo tolyn, to daugiau didinta šventė ir iškilmingumo tikrai didėja. Mes ne pirmą kartą jau Upytės susirenkam, dabar jau tikrai pasidarė tradicija Liepos 6, būtent kartu su himnu, kartu minime ir valstybės dieną ir kartu mes minime mūsų tokį kaip renginį yra rajono garbės piliečių vardo suteikimą. Šiemet šį garbingą titulą pelnė ilgametis rajono bendruomenių sąjungos lyderis Kazimieras Binkis. Jis tapo 21-uoju Panevėžio rajono garbės piliečiu. Esu pakylėtas, bet man jau nebe pirmą kartą buvo siūloma, bet aš anksčiau atsisakydavau, galvodavau, gal yra vertingesnių žmonių, gal yra daugiau nusipelniusių, o šį kartą jau, kadangi amžius eina į rudeniop, tai, manau, sutikimą daviau. Mes lietuviai tokie ir esam, nenori pripažinti, kaip sako, aš nevertas, vertas, sako, mes vertas. Tai tikrai labai įspūdinga yra. O šiandien, kaip paminta garbės pilietį, tai yra pavyzdys ir kitiems žmonėms, kad nenuverčiant kalnų, neužėmus ten kaip tą Everestą, neperplaukant Atlanto vandenyno, be to galima gauti garbės piliečių vardą. Tai yra kasdieninis, nuolatinis darbas. Kiek supratau, didžiausias įvertinimas buvo tai mano už visuomeninę veiklą, už bendruomenių kelimą, už bendruomenių kūrimą ir taip toliau. Tai yra labai malonu ir gera, juo labiau, kad įvertina ne kažkas kitas, o patys rajono žmonės, tie patys, su kuriais mes dirbam kartu visą laiką. Taip pat reikšmingų šventės akcentu tapo Piliakalnio papėdėje iškilmingai atidengtas savivaldybės užsakymų skulptoriaus Vytauto Tallat Kelpšos sukurtas paminklas Lietuvos žemdirbiams. Jis simbolizuoja pagarbą žemdirbio darbui ir indėliui į šalies gerovę. Meras atidarimo metu, atidengimo metu labai gerai pasakė, kad tai Panevėžio rajonas iš tikrųjų garsėja kaip žemdirbystė. Upytė yra tas centras, kuris svarbus istoriškai, tai viskas suplaukia ir ta mintis, kiek žinau, savivaldybėje įbrendo ilgai, buvo poreikis, tiesiog išsipildė tą svajonę dabar. Ir kadangi švenčia visas rajonas čia, tai ir atidarimas tos skulptūros įvyko būtent šios šventės metu. Minėjimą Upytės Piliakalnyje vainikavo vieningai su viso pasaulio lietuviais giedamas Lietuvos valstybės himnas, o šventinę programą užbaigė Justino Jaručio koncertas.